Sveiki, Čempionų lyga pusfinaliai. Paris Saint-Germain prieš Arsenal ir Barcelona prieš Inter. Pagal komandos kūrimo datas pabandysiu paanalizuoti, kas turi didesnius šansus patekti į finalą. Pirmasis pusfinalis Paris Saint-Germainas prieš Arsenalą. Paris Saint-Germainas laikomas šiek tiek šios poros favoritu. Šiai komandai labai padėjo tai, kad praktiškai visą sezoną Uranas darė labai palankų aspektą jų komandos plutoną. Tačiau jau balandžio antroje pusėje aspektas tampa tolstantis ir tai iš esmės yra silpnantis ženklas Paris Saint-Germaino klubui. Arsenal, sakyčiau, turi gana panašią situaciją. Urano su Neptūnu konjunkcija šitą sezoną jiem tikrai labai padėjo. Taipogi šitas aspektas balandžio antroje pusėje pradeda tolti. Tačiau kas įdomus dalykas, 1994 metais, kai Arsenalas laimėjo UEFA taurę, Uranas darė aspektą į Neptūną, todėl galima spręsti, kad Urano ir Neptūno aspektai labai yra svarbus Arsenalo geram pasirodymui. Tačiau, kaip minėjau, jau šitas aspektas yra tolstantis, tai klausimas, kiek jis dar duos jiem naudos. Kitas įdomus faktas yra tai, kad Jupiteris opozituoja jų komandos sukūrimo laiko Saulę. Ir tai, sakyčiau, yra gana pozityvus dalykas. Taip pat pas Arsenalą yra matomas Plutono į Plutoną labai palankus aspektas. Tai manau, kad gali būti reikšmingas faktorius, kuris leis Arsenalui patekti į finalą. Kitas pusfinalis Barcelona-Inter. Barcelona yra šiokia tokia šios poros favoritė. Šiuo metu Jupiteris keliauja per 2 žvaigždyną ir tai labai padeda Barcelonai rodyti gerą žaidimą. Manau, tai ir davė pergalę Copa del Rey prieš Madrido Realą. Bet nemanau, kad to užteks Barcelonai patekti į finalą, nes Intero atveju yra Saturno konjunkcija su Saturnu ir tai yra labai svarbu Inter komandai. Žvelgiant Intero 2010 metus, kai Interas laimėjo Čempionų lygą, Saturnas darė opoziciją į Saturną. Tai reiškia, kad Saturnas labai svarbus Inter komandai. O čia yra konjunkcija, tai manau, kad tai padės Inter komandai patekti į finalą. Taigi viską trumpai apibendrinus, tarp PSG ir Arsenalas keliaus į finalą, o tarp Barcelona ir Inter, manau, kad Inter keliaus į finalą. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų.